How are you today now? Nu ką, matom, kad audra praėjo ir audros nebėra. Baltija praktiškai rami, vanduo sukilęs, bet viskas va. Einam net, ką mes čia turėjom naktį, 30 metrų. Nepaėjo žmonės, tai va dabar einam ramiai, be panikos va. Ir oras gražus, puikus debesis ir nieko tokio, kas primintų didelę audrą, nesimato. Ir eisim, kolegė, iki galo, ar čia pabaigsim savo reportažą. Sako, rodo kolegė, kad reikia eiti iki pat galo, nes sąlygos yra puikios palangikiai. Važiuokit visi į Palangą, pailsėkit sekančiai savaitei, nes matosi, kad pervargę esat. Kaitų nesimato, matosi tolumoj laivas, dreifuoja, neaišku, ar su nutrūkusi inkaru, ar velka inkarą vėl kokį, bando kabelį nutraukti. Žiūrėsim iš arčiau, gal neįkrysim. Bet čia dar nėra gilu, Paeisim toliau. O jau čia truputį jaučiasi vėjo. Va, saulė kyla gražiai. Žuvėdra išskrydus. Kai yra didelės audros, žuvėdros būna paprastai ant kranto, jos neskrenda į jūrą per audrą. Reiškia, audra jau nurimus ir žuvėdra skrenda į jūrą ieškotis maisto. Dar paeikim šiek tiek tolyn, gal rasime daugiau vėjo. Nes čia dabar pučia apie 10 metrų, nedaugiau, nu gal 12. Va žuvėdra, bet čia ne žuvėdra iš tikrųjų yra, čia yra kyras. Negalėtų Irina geriau pasakyti, bet čia, man atrodo, yra pilkasis kyras. Va, galit pažiūrėti, kaip plakasi Baltijos bangos į akmenis. Va, jeigu čia su kaitu papultumėt, mirtumėt. Čia netgi nušokus mirtit. Kopos jau paplautos, jau reikia vėl pilti papildomą smėlį. Matau. Kągi. Nu, va tokia situacija. Labai gražus rytas palangikiai. Sausio 4. Žmogus vienas irgi pažiūrėjo, ar gražu. Jau po naujų metų aptvarkyta viskas, jau nebėra šiukšlių, išvežė komunalinis ūkis. O, gražiai banga eina. Labai gražios. Sako kolegė, kad gražios bangos. Pritariu, labai gražios bangos. Va, galit pamatyti, kaip eina didelė banga, va, eina ir lūžta. Va, o, peršviečia labai gražus atšvaitai. Šiek tiek pradėjo snigti labai trumpai. Man atrodo, mes gal toliau neikime, nes jau labai šalta daros. Žodžiu, neįsim iki galo, kas norės, atvažiuos į Palangą, nueis iki pat tilto galo. Mes jau grįšim atgal, nieko čia. Aš labai tikėjausi, kad pamatysim didelę audrą. Bangos iki pat baro nuplauna vieną, antrą barą, bet nieko to nėra. Audra nurimus. Lygiai taip pat kaip vakar dieną, taip kad iš didelio debesio eilinį kartą pasirodė, kad nieko čia neatsitiko. Taip kad
Visiems gero vėjo, laukiam dienos, žiūrėsim gal kažkaip su aitvarais. O dabar gero jums geros kavytės ir gerų pusrytukų.